Kadangi nakart taip pasakiau, tai dabar jau čia įsikalkim ir laikykimės. Tai gyvenimas vietoj nestovi, tuo metu buvo taip, o šiuo metu yra žinios kitos ir mes tas žinias ir komunikuojame. Bet jūs negrįžtat prie senų faktų. Hebrytė, toks, kur būna, tarkim, išėjimas spaudai, ponai ponios, bus atleiskit, buvau truputėlį suklydęs, visgi kaukių reikia. Būna tokie paaiškinimai, ar ne? Būna, tai mes pasakom, jeigu jau yra kažkokia klaida įsivėlus ir atsiprašom dėl klaidų. Ir būna visokių dalykų, taigi mes irgi žmonės esam. Klaidą galim kažkur padaryti. Deividas Pačinskas klausia, kodėl kaukės tapo privalomas tą pačią dieną, kai tik tai siuntą gavome iš Kinijos? Labai rimti klausimai. Aš nežinau, ar mes gavom siuntą iš Kinijos, kad mes ten halato gal siuntą gavom, ne kaukės. Tai nebuvo siuntos kaukės. Halatai tai neprivalomi. Ne tą matė konteinerį. Man atrodo ne, kad ten gal halatai buvo. Raškė Braškė klausia, kada panaikinsite tas kaukės ir saviizoliacijas Lietuvoje? Norim grįžti rugsėjo gale ir aplankyti artimuosius, nuvažiuoti prie jūros. Labiausiai tikėtina, kad bus panaikinta tada, kai turėsim vakciną, pasiskiepysim ir nebeplis virusas. Žmonės kalba, kad, kad už 3 metų tai bus galima. Kažkaip aš labiau gal optimistas esu. Kai kurios kompanijos žada jau šių metų pabaigoje vakciną, jeigu viskas gerai bus. Jūratė klausia, kodėl daug žmonių pasakoja, kad norint atsiimti mirusių žmogų, liepiama pasirašyti, kad jis mirė nuo koronos. Koks tikslas? Didesnė panika, kad skaičiai apvalesni būtų. Nu, tai yra dabar žmonių, kurie pasakoja, kad iš Geitsų fondo aš gavau $670 000. Gavot? Nepastebėjau bent jau. Tai iki šiol ieškau, kur aš juos gavau. Tai žmonės sąmokslo teorijas kūrė ir kurs. Bet žinokit, tokių buvo daug labai. Tai žinau, visokių buvo dalykų daug. Ir aišku, gal, kaip sako, dūmų be ugnies nebūna ir gal kur nors kažkada yra atsitikę, bet aš tikrai norėčiau tikėti, kad tai yra išsigalvojimai, nes mes kažkokio oficialių skundų niekada nieko panašaus nesam gavę, nes paprastai žmonės praneša tada jau. Ir kitas dalykas, supraskim, kad artimiesiam laidoti nuo COVID mirusi, yra tam tikri ir griežtesni reikalavimai. Tai sunku įtikėti, kad žmonės dėl ypatingai tokių sumų, kaip čia kartais įvardina 50 eurų. 300 eurų ten buvo? Kad jie, gerai, 300, kad jie čia sutiktų pasirašyti ant tokių kažkokių aferų, sunkiai įsivaizduoju. Dainis klausia, kodėl klastojama statistika apie COVID-19 atvejus? Ar pučiamas toks burbulas, kiek pinigų savo iš to jau pasidarėte? Nu tai va, sakau, jau kažkas rado, kiek aš tų pinigų čia pasidariau, o kur ta statistika klastojama, aš nežinau, reikėtų kažkokį faktą išgirsti, kas ją. Bet nėra faktų, yra tik tai toksai klausimas. Nežinau, mes neklastojam. Bet kaip jūs galvojate, kitos šalis yra, kas klastoja statistiką COVID?